pietų, kai paleisim šerifo automobilį, nes ten iš tikrųjų akcija vyks, kuris sustabdys. Sauliaus striginėje. O mamos su lėliukais gali lipti ant scenos. O dabar žinot ką, ar galite įsivaizduoti, kaip į kalniuką važiuojama? Tai jūs pritūpkim ir visos mamos pritūpkim. O dabar į kalniuką aukštyn iškelkit vaikus. O dabar nuo kalniuko, o dar į kalniuką, nuo kalniuko atvažiuoja kas? Čiupu, čiupu, gali? Čiupu, 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 traukinuką. O traukinukas moka skaičiuoti vieną pusę kelią. Kryp, šoka, Laidelius, laiškus, leik! Jeigu kas nors kišenėse turite irgi paruoštų laiškų, ne tik tai mūsų šaunieji ir patys svarbiausi Respublikos piliečiai, tuos laiškus taip pat traukite iš kišenių ir leiskite į Vilnelę. Jų tiek daug, kad tikrai dalis jų pasieks adresatą. Prieš porą metų keliauja upė žemyn ir tikimės, kad netoli ir ne visada draugiški šalia esančios valstybės piliečiai nesielgs taip, kaip pasielgė prieš 2 metus kai kurie. Nebandys tų laiškų laivelių pagauti. Pilietės ir norintis jais būti. Valio! Mielosios ir mėlieji, šiandien čia Užupio Respublikos Angelo aikštėje mes visi susirinkome
paminėti 11-ųjų mūsų Respublikos nepriklausomybės paskelbimo metinių. Labai svarbu, kad jau štai tokį ilgą laiką toks pats gražus ir vis gausėjantis